Šiandien minima pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena, kurios metu visame pasaulyje skatinama atkreipti dėmesį į saugias, sveikas ir tinkamas darbo sąlygas ir žinoma ne tik atkreipti dėmesį, bet ir jas kurti. Ką šiandien laikome būtent tokiomis sąlygomis, labame ryte mums papasakos Verslo alijanso darbo saugos centro vadovas Audrius Bukelis. Labas rytas. Labas rytas. Gerbiamas Audriu, pirmiausia noriu pasiteirauti jūsų, kaip apskritai šiandien suvokiame šiuolaikinę darbo saugą ir ar tas mūsų suvokimas bėgant metams kinta? Pradėsiu nuo to, kad iš tikrųjų suvokimas kinta ir labai ženkliai. Jeigu mes anksčiau į darbuotojų saugą ir sveikatą žiūrėjom kaip į darbuotojo apsaugą nuo kažko, tai yra nuo fizinių kažkokių veiksnių, nuo užkrentančių daiktų, tai dabar to savoka ženkliai išplatėjo. Dabar jau mums rūpi ne tik, kad darbuotojas būtų sveikas, saugus grįžtų namo, bet rūpi ir tai, kaip tas darbuotojas jaučiasi darbo vietoje. Tai iš tikrųjų ir pati koncepcija, jinai pasikeitusi. Mes dabar siekiam nesaugoti darbuotojo nuo rizikos kažkokios, bet siekiam tą riziką pašalinti. Kitaip sakant, tikslas darbdavio, tikslas įmonės, tai yra pašalinti, kad darbuotojui nebūtų pavojų. Aišku, ne visada tai pavyksta. Jūs minite, kad šiandieną darbuotojų saugoje, saugume, sveikatoje tikrai suvokime ne tik fizinius pavojus, jau nebe tik šalmas, žinoma, yra svarbus, bet ir nematomi dalykai. Kokie tie dalykai? Ar darbdaviai supranta emocinius įvairiausius faktorius, ar jaučiate, kad tas susidomėjimas, interesas auga? Iš tikrųjų, interesas auga, nes kiekvienam darbdaviui yra svarbu žmogaus pagaminama produkcija, yra svarbus jo efektyvumas, o tik tai gerai dirbantis, gerai besijaučiantis darbuotojas gali įgyvendinti tuos tikslus, kurie jam yra keliami. Už tai, kuo toliau, tuo labiau yra dėmesys kreipiamas būtent į darbo vietų emocinę būseną, į psichosocialinius rizikos veiksnius. Kiek apskritai yra svarbus, kalbant apie darbuotojų saugos sveikatos užtikrinimą, yra ir ne tik darbdavio indėlis, bet ir pačių darbuotojų įsitraukimas, nes, turbūt tai jau nebėra dažna galbūt praktika šiandien, bet kažkada anksčiau turbūt ir patys darbuotojai būdavo tokiu atveju, kad, skuba pasirašyti viename ar kitame darbuotojų saugos žurnale. Kiek yra svarbu įsitraukti ir patiems darbuotojams? Kaip bebūtų gaila, iš tikrųjų ir šiai dienai pasitaiko tokių praktikų, kur taip negražiai gal pasakysiu, vaidinama darbuotojų sauga ir sveikata, ta prasme, kaip ir atrodo, žiūrint dokumentiškai viskas yra tvarkoje, bet esmėje pažiūrėjus, tai šito nėra. Iš tikrųjų, labai yra svarbu darbuotojus mokinti juos kokybiškai, kad jie žinotų atpažinti, sakykime, pavojus, kurie yra darbo vietoje, kad jie žinotų, kaip tų pavojų vengti, kad jie turėtų informaciją ir kad galėtų apsisaugoti nuo rizikos veiksnių, kurie gali būti darbo vietose. Tai iš tikrųjų labai svarbu yra darbuotojų įsitraukimas. Tai iš tikrųjų vienas iš pagrindinių veiksnių, norint tinkamai organizuoti darbuotojų saugos ir sveikatos sistemą įmonėje. Nes viena grandis, jeigu iškrenta iš bendros sistemos, tai sistema paprastai neveikia. Už tai darbdaviai turėtų skatinti darbuotojus įsitraukti į šitą procesą, skatinti įvairiais būdais, jiems priimtinais, kokie tik tai tinkami. Pone Audriau, suprantu, kad menkas darbuotojų įsitraukimas gali būti problema, gali būti išbandymas, iššūkis. Ar yra ir daugiau tam tikrų iššūkių, su kuriais, norint užtikrinti darbuotojų saugą, sveikatą, šiandien susiduria ir darbuotojai, ir darbdaviai? Jeigu žiūrėti iš darbdavių pusės, tai ko gero pagrindinis iššūkis yra investicijos, nes inovacijos, kurios ateina į darbų saugą, jos kainuoja tam tikrus pinigus. Inovacijų, aišku, yra labai gerų šiai dienai, sakykime, ir palengvinančių net darbdaviui organizuoti darbuotojų saugos ir sveikatos sistemą. Ateina elektroninės sistemos, kurios leidžia tiesiog sutaupyti laiką, kurios leidžia kokybiškiau darbuotojus tiek mokinti, tiek instruktuoti, tiek galų galę susekti periodiškumus, kurie yra privalomi teisės aktais, arba pats darbdavys gali mokymo periodiškumus nusistatyti. Bet tai yra pagalba darbdaviui, bet aišku, tai yra investicijos. Iš darbuotojo pusės žiūrint, iššūkis turbūt prisiminti tai, ką jis išmoko, ir iššūkis turbūt yra įprasti tiesiog susiformuoti kultūrą, susiformuoti tradiciją, kad saugiai dirbti yra naudinga tiek jam pačiam, tiek aplinkiniam.
Ar galima šiandien išskirti, ir galbūt dažniausiai sutinkamus pažeidimus, kalbant apie darbuotojų saugą, ko įprastai nesilaikoma? Jūs paminėjote labai taikliai, kad kartais ta darbuotojų sauga gali būti suvaidinta, taip susimuliuota. Kokie tie pažeidimai? Ko gero dažniausiai pasitaikantis pažeidimas tai yra asmeninio apsaugos priemonių dėvėjimas. Kitaip sakant, yra darbo vietos, kuriuose vienaip ar kitaip privalu dėvėti asmeninės apsaugos priemonės tam, kad žmogų apsaugoti nuo traumų galimų, bet darbuotojai atranda visą eilę priežasčių, kad tų asmeninio apsaugos priemonių nedėvėti. Tai čia vėlgi kultūros klausimas ir turbūt supratimo klausimas, nes pirmiausia nukentės taip pats darbuotojas, nedėvėdamas asmeninės apsaugos priemonės, dirbdamas nesaugiai, darbdavys aišku nukenčia taip pat, bet skaudės, kaip sakau, pačiam darbuotojo, ne kažkam tai aplinkoje. Tai va tokie pagrindiniai iššūkiai, aišku, darbo vietos, pati tvarka kartais būna taip, kad tiesiog neužtikrinamas tvarkingumas darbo vietos ir tai kelia papildomus pavojus. Arba, sakykime, mėgstam mes lietuviai apeidinėti apsaugas, nes taip yra patogiau ir greičiau galima padaryti, aišku, saugumas dėl to nukenčia. Jūs paminėjote pokalbio pradžioje, kad supratimas darbo saugos tikrai kinta sparčiai, bet ką šiandieną dar galima padaryti, kad būtų ta darbo sauga ir darbuotojų sveikata užtikrinama dar sklandžiau, dar sėkmingiau, ar tai yra darbdavio reikalas, ar pačių darbuotojų klausimas, ar galbūt net ir pačios valstybės? Remiantis pasaulinės darbo organizacijos statistiką, Lietuva per metus praranda 150 000 dienų dėl patirtų traumų. Ką tai reikštų, sakykime, kitaip perskaičiavus, tai reiškia, kad mes turėtumėm 500 darbuotojų įmonę uždaryti metam. Tai yra tokie nuostoliai. Iš tikrųjų, vien dėl to, kad nesaugiai dirbant, patiriant traumas, nukenčia darbuotojai. Tai iš tikrųjų, tai yra bendra tiek valstybės, tiek darbuotojų, tiek, sakykime, darbdavių reikalas visą šitą dalyką sutvarkyti, nes be to tai mes darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos ir lygio nepakelsim Lietuvoje. Ką daryti su tais pačiais pažeidimais, kalbant apie darbuotojų saugą, susidūrus, nes mes šiandieną kaip tik savo žiūrovų teiraujamės, ar jie jaučiasi savo darbo vietoje saugus, ir labai džiugu, kad dauguma, beveik pusė mūsų žiūrovų teigia, jog taip, sauga yra puikiai užtikrinama, bet 15% teigia, jog saugumu visai nesirūpinama, 14%, jog darbuotojų saugai stinga dėmesio. Ką daryti tokiu atveju? Ir kreiptis į patį darbdavį, nors gali būti, turbūt ir nemalonu, gal net ir baimė prarasti darbo vietą, ar kreiptis į valstybinės institucijas? Aišku, pirmas žingsnis, kurį turėtų padaryti darbuotojas, tai kreiptis į savo tiesioginį vadovą dėl tam tikrų, sakykime, darbuotojų saugos ir sveikatos neužtikrinimų jo darbo vietoje. Sekantis žingsnis, jeigu vadovas nereaguoja, visada įmonėje yra darbuotojų atstovai. Tai yra darbuotojų patikėtinis, tai gali būti darbo taryba, tai gali būti profesinė sąjunga. Antra instancija, į kurią reikėtų kreiptis, yra, aišku, darbuotojų atstovai. Jeigu jau neveikia nei padalinio vadovas, jeigu negali su to susidoroti darbuotojų atstovai, tada belieka kreiptis į valstybinę darbo inspekciją arba tiesiog atsisakyti dirbti, nes teisė tokią galimybę darbuotojai numato. Labai Jums ačiū už naudingą informaciją ir patarimus. Būkime saugus darbo vietose ir, žinoma, patys dėl to taip pat pasistengime. Verslo alijanso darbo saugos centro vadovas Audrius Bukelis Labame ryte viešėjo. Kalbėjomės apie pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos dieną bei darbuotojų saugos darbovietėse užtikrinimą. O dabar keliaujame tiesiai į žinias. Čia jau kolegė Justė Pastelys naujausiomis aktualijomis.